Kaip prognozuojat NATO bus? Vat visas tas bazės, raketos ir visi kiti dalykai. Čia jau jos nuspręsta jau tiesiog apiforminimo klausimas? Nu, sunku pasakyti, kadangi yra prieštaraujančių. Iš Europos? Jo, iš Europos. Bet neprieštarauja to 5 šalis iš tada. Jos net prašosi. Jos jau prašosi. Patys prašosi. Tai ne tik, signatarai dar prisidėjo. Kas tai? 3 Pabaltijo valstybių signatarai parašė bendrą kreipimąsi į Obamą. Ja, irgi toj pačioj. Politinė išmintis. Taip, ir pasirašė 30 estų, 13 latvių ir beveik visi gyvi lietuviai. Tai lietuviai ten sudaro jau, aš nežinau, daugiau apie virš 100 turbūt. Tai jūs pasirašėte? Aš ne. Nepasirašė, nežinau kiek, bet mūsiškių labai nedaug nepasirašė. O Latvija matosi, kad nepasirašė, matyt, dauguma, nes tik 13 aš matau. Bet jūsų prašė parašo? Prašė. Dar nežinau, sakau, negaliu vardinti tų, kurie nepasirašė, nes ten visko nesužiūrėjau. Bet jų bus nedaug, aš manau, kokie tik 10-15 bus nepasirašysi, o apie 100 bus pasirašysi. Absoliuti dauguma. Absoliuti. Vadinasi, mes prašome iš tikrųjų. Taip. Bet tik čia įdomu, kad Latvijų, nežinau kodėl, neturiu aš informacijos, bet Latvijų yra tik 13, o estų 30. Tai galima daryti prielaidą, kad Latvijai kažką supranta geriau. Kažką jie matyt geriau supranta, ar jiems aiškiau, kadangi ta Latvija visai tuščia, skausmingiau, nes neužmirškim, kad Latvija tai buvo industrinė valstybė. Reikėtų dar gerai pagalvoti, ko Latvija negamino. 2 milijonų tautelė gamino, jeigu patys žinote, elektrovežius, ten Latvijos autobusiukus, vienu žodžiu. Vardink ir vandys, jie dabar nieko negamino. Lietuva, Latvija, Estija. Estija mažiausia, Latvija vidutinė tokia buvo, bet Latvija statistinių atžvilgių daugiau gamino negu lietuviai. Jo. Nuo seno, čia nuo Rusijos imperijos laikų, kadangi Ryga pateko į Rusijos imperijos sudėtį dar 18 amžiuje. Tarp kitko, ją nupirko Petras I. Man atrodo, į tą patį skaičių vėjo ir Lietuva? Ne, tikrai. Rusija nupirko dalį Livlandijos ir dalį Estlandijos. Po šiaurės karo čia. Po Švedijos, su Švedijos. Ja, po šiaurės karo jie iš švedų nupirko. Tuo metu nei Latvijos, nei Estijos tokių valstybių nebuvo. Tai buvo Livlandija, Estlandija ir Kuršo gubernija. Jos ten įvairavo, ten buvo galybė visokių darinių. Ir to, sakykime, Kuršo gubernija, tai jinai užėmė dalį Lietuvos, dalį šitos Latvijos, Livlandija užėmė dalį Lietuvos, dalį Estijos. Tokių visiškai nebuvo, tokių ribų kaip dabar. Aš nesuprantu tik vieno motyvo, kodėl Petras I pirko, jeigu švedai pralošė. Na to dalyko nesuprantu. Kokie ten buvo aplinkybės? Aš nežinau, bet čia yra istorinis faktas. Tai švedai. Dalį šitų visų Livlandijų ir tų Estlandijų rusai kovoj su švedais paėmė, o kitą dalį nupirko. Ir tame tarpe Ryga. Ir dėl to Ryga buvo industrinis miestas. Ir tarp kitko, įdomus toks faktas, 1903 metais buvo daromas Rusijos imperijoje gyventojų surašymas. Tai Rygoje lietuvių procentiškai gyveno daugiau negu Vilniuje. Irgi statistiką galima būtų įdėti. Ir labai paprastas atsakymas. Nes Rygoje kūrėsi fabrikai ir lietuviai važiavo ten dirbti. Ypatingai iš šiaurės Lietuvos jiems buvo arti. Ir buvo tokia dainelė, kur tos senos mergos dings, kur tos senos mergos dings. Į Rygą, į tabako fabriką. Tik jie sakydavo ne fabriko, o pabriką. Nes lietuviai F raidės nevartojo. Netgi prie Smetonos laikais mano senelis labai daug važinėdavo Rygą, ten pardavinėdavo žemės ūkio produkciją. Tai buvo centras. Dviračiai dvigubai pigesni negu Lietuvoje. Tai gal ir tarybiniais metais už tai rusai daugiau žinodavo Pribaltikai, tai Ryga. Ne, tai aš norėjau pridėti. Ten biškai kitą dalyką buvo. Rusam buvo palankiau centras, kad būtų Pribaltikos Rygoje. Nemanau. Čia būtent, kad jau prieš karą, tarpukaryje, Rygoje gyveno labai daug rusų.
Nuo seno, kadangi jis Rusijos imperijai buvo žymiai ilgiau, tapo industriniu centru vakaruose ir tas mus pokaryje, vat jau tarybų valdžios metais, gelbėjo nuo rusų invazijos. Suprantat, mums viskas, vat kaip yra, nėra to blogo, kas neišeitų gera. Vilnius buvo toks imperijos, iš pradžių Žečpospolita, Lenkai čia nieko, žinai, nenorėjo daryti. Ypatingo, o paskui, kai rusai paėmė, Vilnius buvo Rusijos imperijos pakraštys. Nieko čia nevyko. Bet tada jo nežinojo niekas, nereikėjo čia darbininkų ir mes likom ganėtinai, sakant. Bet pats veržimas... Rusų intruzas yra žymiai mažesnis. Pats buvo mažiau žinomas jiems ir nieks nesiveržė. Pačioj pabaigoje tik labiau daugiau atvažiuodavo. Man pačiam tekdavo anais laikais, tarybiniais, ten kur nors Jaltoje ar ten toj pat Soči. Pasakai, kad tu iš Lietuvos. Ryga. Ryga, sako, supranti. Jiems ta pabaltys, tai jiems buvo Ryga. Ir šiandieną jūs patys žinote, Latvijai tų rusų yra labai daug ir ten ta problema realiai, ją sunku spręsti. Bet dabartiniai procesai gali čia visokių jiems siurprizų dabar iškrėsti. Nes jeigu reikės Jungtinėms valstijoms naujų židinių konfliktų, yra daug labai. Tai Latvijoje ir Estijoje labai lengva tą viską užkurti. Praktiškai nepiliečiai be jokių teisių ten. Labai lengva užkurti, labai lengva. Aišku, vėl bus apkaltinta Maskva, nors Maskvai tų konfliktų nereikia, reikia kaip tik valstijom. Bet žmonės kaip visada supras. Yra ir Lietuvoje, sakykime, ten tas Kaliningrado variantas, sakykime, suras kažkokį konfliktą pasienio. Ne, tai ir tada galima užtraukti taip Kaliningrado sritį, kad ten tik tai galima atkeliauti bus laivu arba lėktuvu. Konfliktų sukelt visada galima, bet tiesiog Latvijoje ir Estijoje yra, tuo labiau, kad Narvoje tai apskritai, ten rusiškas kraštas ir Latvijoje irgi yra geografiškai, ten kažkuriam krašte jų nemažai yra. Bet sakau, tas, kad niekas nežinojo Vilniaus, o visi žinojo Rygą, tas mums pokaryje padėjo išlikti su savo 80% lietuvių. Ir su kiekvienu surašymu pokaryje lietuvių skaičius augo. Ir kur paradoksas, kad tarybų valdžios metais, bent aš ir mano aplinka laukdavom tų surašymų, kokie bus skaičiai, supranti. Mus labai domino, kaip Vilnių, ar padaugėjo lietuvių, ar nepadaugėjo. Ir tas procentas auga, ir mums taip glostė, supranti, širdį. O dabar, niekam tas nebesvarbu. Užtat aš ir sakau, tas santykis 80-20, jis yra nepaprastai svarbus, nes jis sumažina problemų skaičių Lietuvoje. O jeigu dar privešim, kaip mums Europą siūlo dar naujų problemų čia, tai paskui ko verksit. Ir tada verksim ir kad ISIS ateis pas mus, tą arabų, tą karingą atsidėjimas. Tarp kitko, jie jau pastoviai šneka, kad jie tuoj ateis į Europą. Už mėnesio Europoje, už 2 mėnesių Amerikoje. Bet tas faktas, kad signatarai prašosi NATO, ar nereiškia, kad čia neteisėtas veiksmas? Nes tada Seimas prašytųsi. Arba referendumo reikėtų. Nes prie ko čia signatarai? Čia toks piarinis... Čia kaip žmonės, kurie taip sakant. Čia aš sakyčiau, gal patiem amerikiečiam labiau to reikia. Tai man atrodo viešųjų ryšių akcija tokia. Be. Šitas nieko nekeičia, čia reikia, nereikia. Amerikoje ten strateguoja valstybės departamentas. Gal paprašė kažkas iš režisierių įvykių. Jeigu bus, sakykime, kažkoks konfliktas, ir bus aukos, bus koderis, lietuviai prašėsi. Taip. Ir mes, kadangi valstybės kūrėjai, nes čia reikia suprasti, aš jau sakiau, bet galiu pakartot, kuo skiriamės mes nuo visų kitų Seimo narių. Mes veikiam visiškoj tuščioj įstatyminiai erdvėj. Mes kūrėm įstatyminę bazę. Ir mes signatarais vadinamės ir tas rentas gaunam ne už tą parašą, kaip čia visi šneka, o už visą tą bazinį įstatymų lauką, kurį sukūrėm. Ir visi kiti seimai, kurie po mūsų veikia mūsų sukurtoj bazėje. Čia taip pat, kaip tu parašei dainą, o paskui visi kiti jie gali dainuoti, gali interpretuoti, keisti ten ritmą, šiek tiek harmoniją, bet iš esmės visi dainuoja, jau jie yra atlikėjai. Tai vat, ir šitas signataras toks, kaip toks, tarptautiniai teisėjai, tai yra atskira institucija, jis yra atskirai.
išskirtas tarptautiniai teisiai, nes daugelį šalių turi tokius. Nes tu veiki visiškai tuščioje erdvėje. Mes galėjom, kaip nori pasukti. Kaip nori. Ir tuo mus iš esmės skiria nuo visų kitų. Po jūsų jau. Po mūsų, jie visi jau yra vienodi po mūsų, jie veikia va toj bazį. Ir ne veltui aš sakau, kad procesai vystosi taip, kad galbūt bus ir dar sykį. Vat kada iš ES reikės arba išstoti, arba jinai pati subirės, tada reikės kurti vėl naują įstatymų bazę, nes jinai jau bus... Keista beviltiškai. Jo, jinai bus pasenusi, jinai visiškai bus nebeaktualiai. Nes dabar bus visai kitokie valstybiniai iššūkiai. Jo, taip. Ir vėl tie žmonės, kurie tą bazę kurs, jie vėl bus va tokie kaip mes. Čia yra keli momentai. Pirmiausia, didžioji dalis tų, kurie sprendžia mūsų likimą šiandieną, kurie priima įstatymus, o ir aukščiausiai tarybai signatarai ir tie, kurie dabar pasirašė, žalio supratimo neturėjo, neturi ir niekada matyti neturės, kaip iš viso funkcionuoja ekonomika, iš kur atsiranda pinigai. Ateina žmonės literatai, dainininkai, dar kažkokie. Tai aš nesakau, kad dainininkai, aš pas dainininkai, bet aš visą gyvenimą užsiminėjau vienokią ar kitokią ūkinę veiklą. Ir aš išmokau, aš supratau, kaip funkcionuoja tas verslas, kaip pinigas atrodo, iš kur jis atsiranda, iš kur atsiranda algos. Ir taip, o jeigu žmogus niekada to neužsiminėjo. Ir jis turi labai blankų supratimą. Visiškai jam ten nesuprantama dalykas. Galvoja, kad bankė pinigai visi, o kaip jis cirkuliuoja rinkoje. Tai labai paprasta pagalvoti, jeigu tavo piniginiai mažai pinigų ir tavo veiklos apimtis yra iš karto mažesnis. Taip pat yra valstybiniai rinkoje. Jeigu valstybė sukasi mažai pinigų ir to valstybė nėra kas veikti. Aukščiausiai taryboje, man atrodo, aš buvau pirmas, kuris apskritai pradėjo šnekėti apie rinkos apsaugą. Didžiausia mano nustebimui tuometiniai ekonomistai, kurie turėjo apie tai man paaiškinti, kažkokius vėjus šnekėjo. Ir mes net įstatymą buvom priėmę uždraust, pavyzdžiui, ateiti užsienio kapitalų į tam tikras ekonomikos rytis Lietuvoje. Kokios tos rytis? Ten, kur yra reikalaujama nedaug resursų, kur yra greita pinigų apyvarta. Kas tai gali būti? Pavyzdžiui, prekyba, viešbučiai, ten importas, eksportas. Tai yra daug tokius, kur mes patys galėjom be problemų. Kur nereikia didelių pinigų, kur jau stovi visą kitą, suprantat? O dabar stovi Jonas prie upės, žvejoja žuvis su savo meškerė, ateina Džonas, sako, parduok man savo meškerę. Parduoda ir galvoja, kad investicija. Mes atidavėm savo rinką. Ir vėlgi ta pati Latvija. Kodėl negalėjo gaminti toliau? Todėl, kad jinai rinką prarado. Nes Latvija eksportuodavo produkciją į Maskvos kontroliuojamą rinką. Ne tik Tarybų sąjungai, bet viską, kur jie ten pasiekdavo, Afrikoje, ten dar kur nors, ten ateidavo ir latviškos prekės. Ir kai šitą rinką užsidarė, Latvija užsidarė fabrikai, tai dar, galim čia dar grįžti prie tų pavyzdžių. Moldavija, ta pati Vengrija su savo agurkėliais. Irgi lygiai tas pats. Bulgarija. Bulgarija buvo normali, tokia neklestinti, bet ganėtinai pasiturinčiai gyvenanti valstybė Bulgarija anuo metu. Šiandieną Bulgarija yra visiškoj duobėj, absoliučioj duobėj. Rusus kaltina taip, jeigu ne dujos ir ne nafta, tai rusai ten būtų nepasikėlę ir toliau vargtų. Gerai, aš tada užduokim tokį klausimą. Ką reiškia paimtas dujas ir naftą iš Sibiro? Tai yra surast visą logistiką, infrastruktūrą, atvežk ir įsiveržti tą pačią vakarų Europos rinką arba kitas rinkas, kaip iškišta duja ir naftas. Tai nėra taip paprasta. Tarp kitko, čia reikia paminėti vieną faktą. Kai buvo nutistas pirmas dujotikis 70 metais į Europą, tai Amerika jau tada stengiasi sukliudyti šitą. Aš žinau tą dalyką. Ir paprasčiausia, bet... Jie suprato, kad vėl tai yra kova už rinką. Jeigu čia ateina rusiškos dujos, reikia jie neateis kada nors amerikoniškos, suprantate? Ir paėmus tą dalyką, sakykime, kai anapus Atlanto amerikiečiai, sakykime, pinigus emituoja iš nieko ir taip subsidijuoja, dar, sakykime, jeigu tą biudžeto taisyklį kaip Rusijos, pirkti Amerikos vertybinius popierius, tiesiog daro, ką nori. Ir kas tada klausimas šitoje situacijoje? Vienas tu sėdi pliusą, kitas sėdi minusą ir kas nevykėlis? Egidijau, čia vieną aš patikslinčiau savo pasakymą dėl tų naftos pinigų.
ir biudžeto taisyklės. Ten yra pervedama į Jungtinių valstijų popierius tam tikras viršpelnis, aš nepasakiau vienu žodžiu. Bet tą patį daro ir Kinai. Ne visi pinigai už naftą ir dujas. Ne visi. Jo, kaip tas funkcionuoja? Jie įveda į biudžetą kainą tam tikrą. Ir kas virš tos kainos, jeigu kartais pabrangsta tuo metu, tai viskas, kas virš, turi nueiti į Amerikos vertybinius popierius. Viršpelnis. Bet vis tiek ta pati tai pinigų emitavimo taisyklė lieka tokia pat. Ne, Jie tai turi čia pirkti kitas dolerius, kad reikalas, galėtų čia kitas įsispausdinti savo rublius. Tarp kitko, grįžtant prie rinkų į Vengrijų ir viso kitą. Galimas daiktas, kad dėl to, pavyzdžiui, sankcijas blokavo Vengrija, Čekai ir Slovakai. Ir Kipras. Vat čia prieš porą dienų. Jie blokavo sankcijas. Nes jie jau pradeda susigaudyti, kad jų prekių, vengrų ten tų visokių agurkėlių, nelabai ten, žinai, laukia kas nors. Ir taip toliau. Rinka, rinka viską lemia. Pagaminti nėra problemos. Problema yra parduoti, o mes buvom pripratę. Ir dabar daugelis žmonių įsivaizduoja, kad svarbiausia pagaminti. O mūsų valdžia galvoja kaip tik, o jūs durniai, jūs nemokat rasti rinkų. Yeah. Čia tik džiaugiasi kažkas, kad lietuviai išskrido iš... Tai čia yra, sakau, žmonių visiškai tolimų nuo verslo, tolimų nuo ekonomikos. O net jeigu ir tie ekonomistai, pažiūrėkit, kokius jie vėjus šnekas. Ir labai alternatyviai protingų. Nu ar neiks kas nors, taigi psichologai įrodė, psichiatrai įrodė. Dauguma žmonių yra alternatyviai protingi. Tai ko norėti iš jų? O paskui tie alternatyviai protingi išsirenka tokius pačius kaip jie į visokius seimus. Nes, žiūrėkit, kur nors katinas čia prabėgs, taigi jisai ir mato už mus plačiau, ir girdi už mus plačiau. Mums nėra tas tiesiog įdėta. Mes girdim tam tikram diapazone, o kokie nors katinai plačiau. Mato jie irgi plačiau. Mes jau nematom, o jis mato. Ir dabar tas katinas, matydamas kažką tai, įsivaizduokim, kad jis moka kalbėti, ar ne? Ir sako savo šeimininkui, bėk, aš buvau ten pau. O mes žiūrim, jį nematom nieko, nes pas mus nėra tos savybės, supranti. Ir tas katinas mums atrodys beprotis. Mes jį užmušim. Sakysim, jis išprotėjo. Paskandinsim toj baloj. O jis buvo mūsų vienintelis šansas išsigelbėti, suprant? Tai aš bijau, kad Lietuvos signatarai, man atrodo, užmuštų tą katiną. Tie, kurie pasirašė visą šitą. Nebent to katino vietą yra. Ir čia istorijų yra labai daug, tų atvejų yra net piesės, yra Meterlinkas toks, taip ir vadinasi, yra piesė jo Aklieji. Tai ten maždaug siužetas toks ir yra. Ten aklieji pasiklydo ir jų išsigelbėjimas yra vienas žmogus, kuris dar mato šiek tiek šviesas, mažiau kryptį žino. Ir jie jį užmuša. Nes ta kryptis, aš jau neatsimenu detalių, aš improvizuoju dabar, sakykime. Vat įsivaizduokit, aklieji, pakliūva jam šlapėje kažkur brenda, lyg ir bala, lyg jau gilėja. Ir tas vienas vos matantis, jis mato, kad krantas ten. Ir ten truputį pagilės ir paskui išbrysim. O tie eina ir vis giliau. Panika. Panika, supranti? Jie tai nemato. Jiem atrodo, kad čia vis blogėja padėtis. O tas sako, ne ten eina trau. Ir jį paskandino. Ir tada paskęsta patys. Jis jų buvo vienintelė viltis, bet jie nesugebėjo šitą suprasti. Ir tas kartojasi istorijoje. Įkartosis toliau, tokie yra žmonės. Ir va čia mes grįžtam prie elito. Kodėl, sakykime, kokios nors ten valstybės arba tos pačios Jungtinės valstijos šitiek ilgai laikosi, išbrenda iš visokiausių problemų, juk jau kelintą kartą jos pakliūna į finansinį krizę. Per 100 metų. Taigi ne pirmąją, ne antrą, ne trečią. Užtat visi ir juokėsi, sako, kiek gyvenu, tiek visi prognozuoja, kad Amerika tuoj užsirauks, o jinai kaip užsiraukė visi kiti. Ir aš neatmetu, kad jinai ir dabar išsisuks. Kadangi dauguma žmonių yra tie aklieji, juos yra labai lengva apdūrinti, jau psichologai, mes jau nustatėm, ar ne aš psichologai, 80% žmonių yra lengvai manipuliuojami. O jie šiandien turi savo rankose visą mass mediją. Tai aš visiškai neatmetu, kad jie sužais savo partiją
vėl kažkaip gudriai ir išsisuks iš tos padėties. Ir matys reginį dar. Kaip? Ir sakau, matys reginį, kaip Kolizijoj mušasi gladiatoriai. Tai jau, atsiprašau, jie jau Ne vieną tą dalyką padarė. dviejose pasauliniuose karuose valstijos išėjo nugalėtojų, nors nei vienam, nei antram praktiškai nedalyvavo. Pirmam beveik visai nedalyvavo, atėjo į paskutinį etapą, iš viso į paskutinį etapą, bet sugebėjo išstumti iš rinkų Angliją, Vokietiją kaip pretenduojantį į rinkas iš viso sudarbanino, ir Rusus irgi sudarbanino. Antram pasauliniam kare, jie irgi ateina 44-ais, kai jau karas pasibaigęs, kai jau aišku, kad rusai ateis iki Atlanto vandenino patys, tai jie 44-ais, likus keliam mėnesiam iki karo pabaigos, išsilaipino, biški pasišaudėte ir sėda prie derybų stalo. Ir įsiveda Bretton Woodso sistemą. Ir primeta visam pasauliui. Labai griežtai primeta. Ir taip, kadangi jie per karo metus už auksą pardavinėjo ginklus. Nu, čiagi elementarūs faktai. Nu, čia yra... Bet kas įdomiausia, žmonės šito negirdi. Ir va dabar mes čia šnekam, kas nors išgirs, supyks, kad mes taip kalbam. Kaip jūs drįstat? Bet tai mesgi sakom faktus. Ne, aš šitokį atsakymą galiu tik pasakyti vieną dalyką. Aš vyliausi, kad, sakykime, kiekvienas, kad ir oponentas ar kuris mato tą dalyką, matė, kad ta krizė yra. Ir jinai jau ten nebėra šansų išsikapstyti, sakykime. Ir dar vyliausi, kad kažką jie sugalvos, bet matau, kad pasirinks tą patį tradicinį variantą kraujo nuleidimo. Kol kas jie renkasi be abejo tą patį, bet kodėl jie turėtų rinktis ką nors kitą, jeigu jie 2 kartus... Labai sėkmingai jiem davė visus pelnus pasiėmė. Ir įtaką netgi. Taip, jeigu 2 kartus pasiteisina, tai kodėl nepadaryti 3 kartą? Ir dar sakyčiau, ko gero 3 variantas bus iš vis. Visi kodariai liks namuose. Ko jie siekia, kad visas pasaulio turtas liktų jiem? Mūsų akise, atsiprašau.